Indų tautos pasakėčia. Beždžionė ir varpelis. Brahmapuros kaimelio gyventojai net tirtėjo iš baimės, nes miško tankmėje be paliovos skambėjo kažkoks varpelis. Vienas išmintingas ir drąsus jaunikaitis užsinorėjo atskleisti šią paslaptį. Eidamas mišku, pagal garsą jis užtiko beždžionę, tilindžiuojančią varpeliu. Pamestų kokios ožkos ar avies. Išvydusi jaunuolį, beždžionė numetė radinį išsigandusi ir spruko šlaitu, o jaunuolis grįžo namo, nešinas varpeliu, kuris buvo taip įbauginęs visus gyventojus. Baimės akys visur mato pabaisas. Tačiau reikia nepamiršti, kad baimė neretai mus apgauna.